Tu vėlovai. Klausyk, Petrai, nu kiek tu gali gulėti? Aš galiu gulėti, man pochui yra. Tai pasakau, ko tu taip ilgai guli? Tokią reklamą pamačiau, kad tu žinok, Kristų. Nu, pizdės, tokios aš nematęs. Kas per reklamą apie ką? Nu, vyras su vyru rodė reklamą apie prezervatyvus. Nu. 2 гондона. Я вижу, а брать-то что будете? Teiktų nacha. Siaubas kažkoks. Taigi nenormalu čia. Normali šeima yra vyras ir moteris, o ne kažkokie šitokie individai. Nu jo, Petrai, ne kažką kai lenda viens kitam į šikną. Don't do that. Don't do that. Ta merga, moteris, tai dar suprantu, jinai, jeigu vaikinas gal patinka, supranti, arba vaikinas merginai lenda į užpakalį, suprantu. Nu, Petrai, nežinau, įdomu, ką jie ten randa. Tas pats šūdas. Vytu, šūdas tai tikrai pas visus vienodas. Tai jau. Bet kam vyrui tikrint vyro šūdą? Siek merginos nerandi yra Sirijuose, Lazdijuose, ar Alytuje yra kur, ar Veisiejuose, siek nėra. Tai tu esi normalus, o ne? Pistų nachu iš čia, kurva, niuchas, nusmarvė to kurva. Palauk, Petrai, klausyk, Vytu, kas tave taip privertė galvot? Lazdijų pederastai. Nereikia vyram tikrint vyrų šūdo, jie tave apgavo. Kurva. Lazdijų pedikai, kurva. Taip, pėdikai, pidarastai, jie tave apgavo, sakau, moteris reikia mylėti. Konserveniai, kurva. Bobas duokit parūryt, o ne konservai. Nu. Pedikai. Tada teiktų nachu. Lazdijų pederastai. Nebuvo Alytaus pederastai, Lazdijų pederastai dar didesnė. Nu. Viskas geros dienos.